Sveiki, sveiki. Taigi, vėl religija, skaičių magija. Galima sakyti mentorystė, galima sakyti tiesiog dalinimasi savo gyvenimišką patirtimi. Ir labai geros mintis ateina tada, kai aš esu gamtoje. Gamta mane labai stipriai įkvepia, gamta mane motyvuoja. Suvokimas. Dar Bryanas, tai yra Jungtinių valstijų politikas, kuris gyveno 1860–1925 metais, yra pasakęs labai nuostabius žodžius. Jeigu jūs galvojate, kad jūs nieko negalite pakeisti, toks mano likimas, toks mano gyvenimas, tai aš jums drąsiai galiu pasakyti, kad jo žodžiais tariant, likimas tai yra pasirinkimas. Pasirinkimas. Įsivaizduokime, kad mes esame lyg, gyvenimas tai yra lyg, mano nuomonė, taip pat, lyg yra daugybės, toks didžiulis katalogas. Ir tas katalogas, jis be galo įdomus, jame be galo daug visko apie tai, ko mes net negalėtumėm net įsivaizduoti, kiek visko. Iš tiesų, jeigu tu galvoji, kad tu nežinai, ko tu nori, arba kad tau likimas neduoda tai, ko tu nori, vadinasi, tavo pasirinkimų sąraše, kaip ir kažkada mano pasirinkimų sąraše, atsirado labai paprastas reikalas. Tai yra, tu rinkaisi viską, kas yra blogiausia. Tu rinkaisi, kad tu nemyli savęs, tu rinkaisi, kad tu nepasitiki savimi, tu rinkaisi tai, kad tu nemoki, nežinai, negali, nenori, liūdi, tu tai rinkaisi. Ir va šitie pasirinkimai davė tavo dabartinį gyvenimą. Jeigu jame yra kažkas, būtent kažkas, kas vadinama, man nepatinka, man netinka, man nesiseka, ir aš ne tai galvojau turėti savo gyvenimą. Tai tavo pasirinkimas. Taigi, pirmas dalykas, norint rinktis, atsimink, tu esi galinga būtybė, kuri gali iš šito nuostabaus pasaulio rinktis viską. Ką tavo akis mato, ką tu matai kitų žmonių sukurta, viskas yra tam, kad tu tai turėtum. Su jumis religija ir skaičių magija. Taigi, keliaujame drauge nauju pasirinkimo keliu.